Kaip čia dabar yra 26 metų pradžioje su ta nekilnojamo turto rinka? Žmonės nori pirkti gyvenimo būdą. Jūs norit pasakyti, kad kai kuriuos žmonės bandot atkalbėti susidomėjusius? Kaip jums gali atsakyti savininkas kaip kaimynai? Gerai kaimynai. Ateina visokių pirkėjų, vadinamų ir turistų būna ateina. Kas yra turistai? Šitam aš tikrai neparduosiu. Kas lemia Klaipėdai nekilnojamo turto kainą? Tai jūs tikrai galite pasimti tą brokerį ir galbūt jis nebus toks kompetentingas kaip kitas brokeris, bet jis jums labai patiks ir jūs su juo pasieksite rezultatų. Kokia jums žinoma didžiausia, tarkim, vertė Klaipėdoje esančio nekilnojamo turto? Sveiki visi, kurie žiūrit ir klausot Vakarų Ekspreso tinklalaidę Laikas Klaipėdai. Šį kartą jos viešnia yra Rūta Užandytė, nekilnojamo turto brokerė, klaipėdietė. Labas, Rūta. Labas. Ačiū, kad skyrėt ir radot laiko mums. Prašau, ačiū, kad pakvietėt. Rūta, negaliu nepaklausti. Iš karto visus įspėju, kad klausiu ne kaip rinkos ekspertės, kad atsakymas neturėtų būti kaip ir ekspertinis kažkoks tai vertinimas, bet tiesiog jūsų patirtis. Kaip čia dabar yra 26 metų pradžioje su ta nekilnojamo turto rinka? Ar tikrai žmonės yra kažkokie aktyvesni vien dėl to, kad galvoja, kad gaus labai daug pinigų iš pensijų fondų ir ims pirkti už juos butus? Šiaip iš tikrųjų, tai visi laukia turbūt labai didelio aktyvumo, kas buvo skelbiama viešoje erdvėje, kad visi labai pirks ir tai netgi pačiam pirkėjui, manau, sukėlė labai didelę įtampą. Tai noriu pasakyti ramiai, sausio mėnuo dar yra ganėtinai stabilus, tikrai niekas nesiverčia per galvą ir nepuola pirkti to nekilnojamo turto, nes kaip ir kiekvienais metais sausio mėnuo yra toksai mėnuo, kur žmonės stebi. Savininkai stebi, ar tikrai čia tos kainos ant tiek daug kils, pirkėjai stebi irgi, kaip su tom kainom bus. Taip kad sausio mėnuo pas mumis yra stebėjimo mėnuo, bet nesiginčiju, dar mes neturėjom nei tų pakopų, tai kad tais pačiais metais būtų netgi 2 įstatymai, tai labai senai, net nėra tai buvę. Tai šiuo metu mes turim pakopas ir nuo rugpjūčio 1 mes turime pradinį įnašą, kuris mažėja iki 10%. Tad visi dabar planuoja, kad 26 metai sprogs nekilnojamam turte ir žmonės labai pirks tą nekilnojamą turtą. Taip kad galim susidurti, kad mums truputėlį trūks ką pardavinėti, bet aš irgi su tuo, abejoju. Taip, turėtų padaugėti šiais metais tų pardavimų, bet tikrai neturėtumėm kraustytis dėl to iš proto ir žiūrėti tai atsakingai labai. O čia paminėjot sausis, tai yra, nežinau, kas čia tokia psichologinė riba, kad žmonės galvoja, kad su naujais metais keičiasi ir kainos, ar kaip čia? Visą laiką. Gruodį žmonės galvoja, kad nuo naujų metų kainos kris, tai yra pirkėjai, o savininkai visi galvoja, kurie nori parduoti, kad nuo naujų metų kainos kils. Ir tada mes susidurėm su tokia situacija, kad sausio mėnesį tiesiog esam ant palaukimo. Ir tuomet jau vasario gale pradedam judėti. Todėl ir aktyviausi mėnesiai ir sezono laikai pardavimai yra pavasarį ir rudenį. O žiemą, vasarą jie nėra tokie aktyvūs. Tai kažkaip aš irgi labai laukiau tų naujų metų, laukiau to sausio mėnesio, buvo labai įdomu, kaip bus, bet sausio mes matom po kol kas dar ganėtinai ramų, o jau matysim, kaip bus toliau vėliau. Ir rinka greičiausiai susitvarko taip, kaip jai reikia, ar ne? Su kainom ir su pasiūla ir su paklausa. Po kol kas tai buvo. Kaip ir sakiau, mes niekad neturėjom tokio dalyko, kad būtų per metus laiko 2 šitie niuansai, tai mes matysim, kaip čia bus su ta rinka ir kokia bus situacija po 2, po 3 mėnesių, kaip matau, sklypų kainos pradėjo kilti, apskritai prognozuojama apie 15% nekilnojamo turto pakilimas, tai mes matysim. Galbūt man labiau netgi būtų įdomu, kas bus ne 26, nes galiu sakyti, kad tai bus tų pardavimų, bet kas bus po to. Kaip bus vėliau 27, 28 metai, kokie jie bus, tai labai priklausys, kokius mes turėsim 26 metus. Tai palaukim, pažiūrėkim ir tada jau. Kils naujų klausimų greičiausiai. Tikrai taip. Gerai, Rūta, o dabar norisi šiek tiek apie jūsų profesiją pakalbėti.
Gerai. Kas yra nekilnojamo turto brokeris? Jūsų galva, aš šiek tiek noriu atsispirti ir nuo stereotipų visuomenėje. Nežinau, kiek jie vis dar gajus, bet anksčiau tai būdavo tokia lygtais nuostata, kad tai žmogus, kuris būtinai ateina čia pasipelnimo tikslais ir nusukti nuo vieno ar nuo kito. Tai čia stereotipas. O kas yra, kaip atrodo, sakysim, tas brokerio darbas? Ką jisai veikia, paprastai tariant? Šitas stereotipas, aš manau, yra dar kilęs dėl to, kad turbūt klientai, kurie buvo nusisamdę brokerio, negavo vertės, kurios tikėjosi. Tai vadinas, brokeris nesukūrė to saugumo ir neturėjo tokios didelės kompetencijos, kur būtų verta savo atlygio. Ir man atrodo, būtent dėl šitos stigmos ir šitos problemos, kuri netgi yra iki dabar ir mes su kuria būna, kad klientai susiduria, mes turim va šitą stereotipą. Ar jisai pasikeis, jisai po truputėlį jau keičiasi, bet manau, kad vis tiek mes neišvengsim tokių situacijų, kaip žmonės, kurie kelia daug lūkesčių, moka tikrai ganėtinai didelius komisinius brokeriui ir nesulaukia gero profesionalaus darbo. Nes mes turime ir naujų brokerių, kurie tik pradeda savo darbą, taip? Mes turime žmonių, kurie ir suklysta ir visa kita. Tai šitas stereotipas, jisai bus. Kad būtum geras brokeris, kad žinotum savo kompetenciją ir kad savim pasitikėtum, tikrai reikia ne metų laiko. Jūs kalbate apie patirtį, ar ne? Taip, aš kalbu būtent apie patirtį. Kai tos patirties nėra ir brokeris nori gauti savo atlygį už darbą, kuris netitinka jo kompetencijai, todėl ir iškyla šita problema. O aš galėčiau dabar vardinti, ką brokeris daro kiekvieną žingsnį po žingsnio. Taip, kai mes siunčiam laiškus klientams, taip pat surašom žingsnį po žingsnio, kuo mes užsiemam nuo marketingo iki dokumento, bet pagrindiniai dalykai mes sutaupam žmonėm laiką ir pinigus. Brokeris, jeigu jisai atstovauja savininką, tai vadinasi, jisai turi padaryti taip, kad savininkas liktų patenkintas ir parduoti jo nekilnojamo turtą už maksimaliausią kainą bei jį atstovauti. Gerai, o čia dabar šiek tiek stabtelkim ties šito žingsnio. Ar jūsų patirtyje pasitaiko, tokių, kaip pasakyti, neadekvačių vertinimų? Visiškai paprasti išgalvoti skaičiai. Sako, pasamdo jūs ir sako, parduokit man šitą butą už 1 milijoną eurų. Nors jisai iš tikrųjų vertas, gerai, daugiausia 500 000. Taip, ir jeigu jūs neparduodat už 1 milijoną, jūs jau automatiškai tampat bloga brokerė. Aš neapsiemu tokio objektų šiuo metu pardavinėti, nes turbūt aš turiu prabangą to nedaryti, nes man netrūksta klientų ir jie į mane kreipiasi. Bet su to labiau susiduria žmonės, brokeriai, kurie tik tai pradeda parduoti ir renkasi portfelį ir jiems reikia tų objektų. Tai jie apsiema pardavinėti tos objektus, iškreipia rinkos kainą automatiškai nuo objekto kainos ir tuomet, tarkim, pasirašo sutartį 0,5 metų, neparduoda, gauna iš savininko spaudimą, nors sako, kad kaina yra tikrai per aukšta ir tuomet nutrūksta sutartis, ir savininkas lieka nepatenkintas brokerio darbu. Ir brokeris nuo pat veiklos pradžios jau jisai, kaip pasakyti, jau reputaciją savo gadinasi. Tikrai taip, jisai prisiema riziką. Vis tiek, jeigu jisai pasirašo atstovavimo sutartį, pasiema pardavinėti šitą objektą, tai jisai pats įsivertina visas rizikas, kokios gali būti. Kartais tikrai būna kaina, imkime šiuo metu, jūs ateinat pas mane, sakot, noriu parduoti butą ir galvoju apie tokią kainą. Aš jums galiu sakyti, žiūrėkite, dabar mes per mėnesį laiko tokios kainos negausime, bet manau, jeigu jūs esat linkęs laukti, po 3-4 mėnesių klientas ateis. Jeigu jums toks laikotarpis tinka, mes galim pardavinėti. Taip, kad mes ir tai nusprendžiam maždaug per kokį laikotarpį tokioj sumoj parsiduotų jūsų objektas. Bet ir taipogi tai yra brokerio kompetencija apšviesti tą klientą. Tai gerai, tai dabar, Rūta, grįžkim prie tų žingsnių, ar ne? Pirmą žingsnį jūs pasakėt, kad sutarėt, ar ne, kad per kokį laiką ir už kiek maždaug galima parduoti nekilnojamą turtą. Kas toliau? Taip, tai toliau vyksta atstovavimo sutarties pasirašymas ir visiškai pilnai išsinagrinėjimas apie jūsų objektą. Žmonės nori pirkti gyvenimo būdą.
kaip jie įsivaizduotų, kaip čia gyvena. Todėl labai svarbu, ne vien, žinoma, labai svarbu yra techninė dalis apie objektą, kad būtų visi dokumentai tvarkingi, jeigu kadastro yra byla, kad jinai būtų įregistruota, sutvarkyta, jeigu turite kokių skolų iš komunalinių, kad viskas būtų padengta ir tvarkinga, jeigu turit rūsį, bet ten nesinaudojat, kad taipogi jisai būtų sutvarkytas. Visi šitie niuansai. Mes susižiūrim visus dokumentus, kokius jūs turite ir jeigu kažko trūksta, tai padedam juos susitvarkyti ar su kadastrininkais, ar registrų centru, ar dar kokią nors įstaigą. Kai matome, kad mes jau turime visą informaciją, esam nusistatę kainą, laikotarpį, iki kokio mes norim pasiekti tą rezultatą, tuomet nusisamdome savo įmonį atstovaujantį fotografą, kuris šitą objektą nufotografuoja. Taipogi asmeniškai mes ir mūsų įmonė Idėjų būstas dirba labai stipriai su socialiniais tinklais, nes daug kas labai persikelia į socialinius tinklus, tai mes taipogi ir nufilmuojame šitą objektą ir jį pateikiam platesniai auditorijai. Tai kai padarome aprašymą, įkeliam į visus įmanomus internetinius tinklus, kur galima jį reklamuoti ir tuomet mes pradedam jau pardavimą. Po šito viso, kas vyksta, tai vienas pagrindinių dalykų – pirkėjo suradimas ir dar pirkėjo atfiltravimas, ar tikrai tam pirkėjui reikia šito buto. Jūs norit pasakyti, kad kai kuriuos žmonės bandot atkalbėti susidomėjusius? Ne, mes niekada nebandom atkalbėti, mes kaip tik bandom jiems suprasti, ar jie finansiškai gali šitą būstą įsigyti, ar jiems tikrai jo reikia, ar jie būtent ieško tokio objekto. Ir tai yra vienas labai svarbus dalykas, netgi su to pirkėju tu gali labai maloniai pabendrauti ir jisai gali pasakyti, na taip, gal iš tikrųjų man nuotraukos labai patiko ir geras interjeras, bet lokacija, nu taip, aš tikrai ne ten žiūrėjau visą laiką tos objektus. Čia dažnai jūsų darbe pasitaiko tokių? Ne, nedažnai pasitaiko, bet būna tokių dalykų. Taip, paskambina mums pirkėjai, pasidarom atviras duris, vykstam su klientais, aprodom, sutaupom savininkui laiką, nes ateina visokių pirkėjų, vadinamų ir turistų būna ateina. Kas yra turistai? Turistai žmonės yra, kurie, tarkime, imkim 2-3 metus ieško nekilnojamo turto, nėra apsisprendę, ko jie nori, ko jiems reikia, bet iš kitos pusės, kaip tu apsispręsi, jeigu nežiūrėsi. Nėra kiti bankus net kreipęsis, nežino, kokią sumą gali gauti pinigų. Tiesiog matosi, kai įeina į vidų, kad nėra susidomėjęs, nes beveik jokių klausimų niekada neužduoda ir jam yra toksai galbūt netgi laisvalaikio praleidimas labiau apsižiūrėti objektus. Taip. Yra tai buvę, kad jūs sutinkat tos pačius žmonės savo parduotuvėse? Tikrai taip. Gal turite įsivedę jau telefono numerį? Ne, neturiu, bet tikrai yra buvę, kad aš kai pardavinėjau panašioj lokacijų į namus, tai tie patys klientai, sutikau jos visuose 3 namuose. Ok, tai gerai, tai jūs atfiltruojat klientus, ar ne? Tada galiausiai einam jau matyti prie pardavimo. Na taip, tai atfiltravus klientą, žinoma, būna pirkėjas nori vesti dėrybas, mes vedame dėrybas, bet aš dažniausiai mes tengiamės parduoti už tokią sumą, kokia ir yra skelbime, kad neiškreipti rinkos kainos. Kai mes jau viską sutarėm, tuomet surašom preliminarią pirkimo pardavimo sutartį, kuri yra labai svarbi ir jinai turi būti gera, paruošta teisininko, nes mes ten užfiksuojam kainą, užfiksuojam visas baudas, užfiksuojam visus terminus, visą informaciją, kad apsaugot jau tiek pardavėją ir tiek pirkėją visiškai vienodai ir teisiškai. Nors ir atstovaujame savininką, bet taipogi ir suprantam pirkėjo pusę ir jis taip pat yra saugus. Tuomet prasideda darbas su pirkėju. Jeigu jis perka su banko paskola, užsakom turto vertinimą, jis ima paskolą, jeigu jam reikia pagalbos, pakonsultuojam, padedam jam dėrėti su bankais, jeigu jam to reikia. Ir tuomet, kai jis jau gauna kredito sutartį, mes pradedam ruoštis dokumentus notarų. Supratau. Dabar apie nekilnojamą turtą, na gerai, būtų, ar ne? Dažniausias matyti objektas Klaipėdoje ir Lietuvoje matyti. Kainas. Ne visi matyti pardavėjai samdo brokerius ir ta kaina, kaip suprantu iš pokalbio su jumis, tai ją nustatyti
yra ne taip ir lengva, ne vienas du. Tai tie žmonės, kurie galbūt neturi specialių žinių, kurie vieną dieną pagalvoja, o kiek vertas mano būtas. Ir jisai sugalvoja jį parduoti, sugalvojęs pats kainą. Arba kaimynas pasakė, už kiek arba kaimynas, pardavė. už kiek geriausia parduoti. Jūs mato tokių skelbimų daug ir ar jie labai iškreipia rinką, kaip galvojat? Pasakyčiau, kad kaip pats savininkas nusistato kainą. Na tai jis įeina turbūt į aruodas ar į skelbių, pasižiūri, kur šalia maždaug yra pardavinėjami ir plus prideda savo sentimentus visus šitam būstui. O jie vertingi? Jam labai, bet nuoširdžiai sakant, pirkėjui tikrai ne. Ir jis tuomet tą kainą įdeda. Taip kad aš manyčiau, žinokite, savininkai, kurie parduoda nekilnojamą turtą, yra visokių, yra kurie uždeda tikrai labai didelę kainą ir vienas pagrindinių dalykų, kodėl? Pasibandymui. Aš pamėginsiu. Niekas, kaip sakant, neskriaus už tai. Aš pamėginsiu, aš niekur neskubu, pažiūrėsim kaip rinka, o vdruk kažkas ateis ir nupirks ten 20 000 brangiau. Nu, o kodėl nepamėginus? Tai yra toksai požiūris pa žmonių, jų yra ir jų visą laiką bus. Tik vat reikia būti, reikia suprasti, kad netgi pirkėjas, jeigu jisai ieško nekilnojamo turto, kad jisai gerai išsianalizuotų rinką ir kad nepermokėtų už objektą. O kas lemia, nežinau, ar čia Klaipėda, ar čia bendrai sektoriuje yra. Kiek žinau, kad sakoma, kad yra 3 svarbiausi dalykai, tai vieta. Sutinkat? Sutinku, su to tikrai, su to. Kas lemia Klaipėdai nekilnojamo turto kainą? Manyčiau, tai pirmas dalykas tikrai tai yra vieta, o po to eina visos detalės. Tai jeigu mes kalbam apie butus, ar namas naujos statybos, ar jisai renovuotas, labai priklauso aukštas, koks yra, 1 ir 5 patys netokie patraukliausi, 2, 3 jau gali automatiškai visai kitą kainą dėti ir tuomet jau mes žiūrim į įrengimą. Tarkim, labai pasakysiu paprastai, kaip turto vertintojas labiausiai ką atsižvelgia, kai vertina jūsų nekilnojamą turtą. Jisai ateina ir pasižiūri, kelintų metų lokacija, kelintų metų namo statyba, ar yra renovacija, ar jisai yra naujas namas. Ir kai jisai įeina į vidų, pasižiūri kvadratūrą, nes kvadratas labai svarbus, ir pasižiūri kaip įrengimą, bet ar jam reikia remonto, ar jis yra suremontuotas visiškai naujai, nes tas vidutinis remontas, jisai daug vertės jums nekels. Taip kad baldas, jisai daug vertės jums nekels. Aš galiu staliuką nusipirkti už 5 000, jūs staliuką galite nusipirkti už 500 eurų. Atėjęs vertintojas, jisai nežinos, ar 5 000 ar 500 eurų. Taip kad tik įsivertinus tuos faktinius dalykus, kurie jie yra, tu gali tuomet pasižiūrėti, kokia yra vertė. Taip kad kas kelia vertę, tai gera vieta ir taipogi dar kas gali jums pakelti vertę, jeigu jūs, tarkim, sugalvojat nupirkti ir parduoti ir užsidirbti pinigų už tai, tai labai geras remontas. Bet remontas, čia yra labai daug subjektyvumo, tarkim, nežinau. Gali būti butas naujas, gali būti visiškai naujai įrengtas, bet tarkim, koks nors, nežinau, virtuvinis oranžinės spalvos, kas patiko savininkui, o pirkėjui nevelnio, nors tas virtuvinis gal komplektas kainavo ten 1000, tai jis, kaip sakot, vertės neprideda. Taip, tai jeigu jūs įrenginėt ne savo gyventi, tai turbūt daugiausiai būna žmonių pasirenka neutralias spalvas, kad labiau pat įtiktų kuo daugiau pirkėjų. Kad dėti oranžinę, tai nelabai, nors iš tiesų turiu tokį pastebėjimą. Kiek pastebiu Dragūnuose parduodamus butus, tai visi su išskirtiniais virtuviniais būna. Su gėlėtais, su raudonais
raudonais, su oranžiniais visokiausiais, nes tais laikais 26, 28, 212 buvo tokia mada ir labai daug yra tokių būtų, būtent su tokiu virtuviniu. Tai kas yra gerai, jeigu yra kokybiškai virtuvinis įrengtas, tu tiesiog gali jį persidaryti, restauruotis, taip kad čia tikrai menka problema su šituo dalyku. Gerai, o nežinau, arba pirkėjas, gal apie pirkėją pirmiau. Kaip galvojat, visame procese nuo to momento, kai kyla mintis nusipirkti butą iki pat, jau kaip pasakyti, įgyjimo savininko teisę, kokias dažniausiai pastebit, nežinau, klaidas arba kažkokius, kažkokius tai veiksmus, kurių neturėtų būti. Yra tokių ar ne? Tikrai yra tokių ir yra nemažai klaidų, žmonės klysta, visų pirma, nepažiūri daug objektų prieš perkant. Aš visada rekomenduoju ir sakau, pažiūrėkit kuo daugiau, kiek galite, kad susiformuoti nuomonę, ko jums iš tikrųjų reikia ir ko jūs norite. Kitas dalykas yra, jeigu jis įperka vienas, be brokerio, imkim be jokios informacijos nekilnojamo turtą, susižiūrėti faktiškai, ką jis įperka. Tai paprašyti savininkų dokumentų, registrų centro išrašą, imkime kadastro bylą, kad visus šitos duomenis jisai susižiūrėtų. Netgi tiek yra informacijos pirkėjui, ką jisai turi žinoti prieš įsigyjant turtą. Anksčiau aš konsultuodavau pirkėjus, bet fiziškai tiesiog to nebespėjau daryti, todėl sukūriau tokį kaip būsto pirkimo gidą. Tai žmogus galintis jį įsigyti, ten yra labai jisai platus ir didelis ir ten yra visi žingsniai. Kas tai per pavidalas? PDF formatu. Būsto pirkimo gidas, mūsų puslapį, idėjai būstas.lt, įeinate, nusiperkat tą gidą ir tiesiog žinote visą informaciją, kaip įsigyti nekilnojamą turtą. Tikrai, instrukcija, galima sakyti. Ten yra instrukcija, ten realiai aš sudėjau visų savo 9 metų patirtį į vieną, kad žmogus, kuris nenori samdytis brokerio, kuris galbūt bijo pasiteirauti, yra labiau intravertas ir nori turėti tą informaciją vienoje vietoje, kaip yra iš tikrųjų, nusiperka, pasiskaito ir viską žino, drąsiai žygiuoja, eina ieškoti, žino, ko paklausti atėjusi būstą, kas yra labai svarbu, žino, kokių dokumentų gali tikėtis ir kas jam priklausoma pamatyti, žino, kaip pasiruošti dėrėti su bankais, kaip pasimti paskolą, kaip nueiti pas notarą ir ką pasirašyti. Stabtelkim ties 2 momentais. Bent porą pavyzdžių pasakykit, ką reikia paklausti atėjus. Sakot, tai yra labai svarbu. Ir dokumentai, ne pirmą kartą mūsų pokalbio metu paminėjau. Tai kas su tais dokumentais? Aš esu girdėjęs, kad remontai neįteisinti gali sukliudyti, ten dar kažkas, kokie dokumentai trukdo ir ko reikia paklausti, kas yra svarbu, porą pavyzdžių paminėkit. Gerai. Vienas iš pagrindinių dalykų tai yra buto kadastro byla. Jeigu savininkai yra pasidarę remontą ir yra išgriovę, tarkime, nešančią sieną, automatiškai tam reikia projekto ir naujos kadastro bylos, ją kad atnaujinti. Jeigu jinai yra netvarkinga ir jūs imate paskolą, ateina turto vertintojas. Faktiškai nebesutampa, turto vertinimo padaryti negali, paskolos pasimti negali, o iki tol jūs jau užsirezervavot ir avansą pardavėt. Todėl tai yra labai svarbu susižiūrėti, ar buto kadastro byla atitinka faktą. Tai čia tai pirkėjai grupiai, kurie perka su kreditu, tai jiems kyla grėsmė iš esmės prarasti avansą. Ne vien su kreditu. Netgi jeigu jūs perkat ir iš savo lėšų, o kadastro byla yra nesutvarkyta, o jūs galvojat apdrausti būstą. Tai faktiškai netitinka, kai jūs jo neapdrausite. Ateis draudėjas, pamatys, kad jūsų dokumentai netvarkingi, jūs turėsite ją pasikeisti. Tai papildomos išlaidos. Jūs turėsite pats darytis projektą ir pats keistis kadastro bylą. Žinoma, yra susitarimai. Kartais pirkėjas žino, kad perka tokį būstą, jam tinka ir jisai nusiperka. Bet dažnu atveju šiaip tai yra savininko prievolė tos dokumentus visus susitvarkyti. Yra įvairių, žinokit, dalykų. Yra netgi tokių dalykų kaip
registrų centre neišregistruotas mokėjimas iš prieito sandorio, kad savininkams jie sumokėjo, savininkai nepasikreipė, neišduotas liudijimas, neišmokėta, registrų centre yra įrašas į tai. Taip kad tie dokumentai, jie yra labai svarbus, todėl aš ir daug kartų tai miniu, nes tai yra vienas pagrindinių dalykų. Kartais jūs galite būstą atvykti, įsigyti, net nepaklausus nei vieno klausimo. Taip, jeigu jūs turite registrų centro išrašą, kur matote, jeigu yra antstoliai, viskas matosi ten. Jeigu jūs pamatot kadastro bylą, kad viskas atitinka, irgi daugiau jokių klausimų nekyla. Ką jūs toliau galite klausti, kaip kaimynai. Na, kaip jums gali atsakyti savininkas kaip kaimynai? Gerai, kaimynai. Ar yra subjektyvu? Ar yra kada nors atsakę savininkas, žinokite, šitie baliavoja visą laiką, mes kviečiam policiją. Neduok dieve šitie. Mes dėl to ir išsikraustom, žinokit. Mes dėl to ir pardavinėjom, nes neįmanoma. Tai va, tai jums iš tikrųjų nepasakys tiesos, jeigu kokia jinai ta tiesa ir bebūtų. Todėl atvirai sakau, svarbiausia, jūs pasižiūrėkite, kokie yra dokumentai. Jeigu yra padarytas remontas, tiesiog pasiteiraukit kuo daugiau apie patį remontą, kad žinotumėt iš techninės pusės. Jeigu netgi yra meistrai, elektrą, kur vedžiojo, pasimkite kontaktus meistrų lygiai taip pat, nes jeigu kas nutiktų, kad jūs galėtumėt paskambinti tam pačiam meistrui ir jisai galėtų ateiti ir patvarkyti. Bet tai yra sutvarkoma ir čia yra menka bėda. Bet dokumentai svarbiausias dalykas. Gerai, tai čia pakalbėjome apie pirkėją, o pardavėjai, ar jie irgi tame procese daro tokių klaidų, kurias būtų galima apibendrinti jau kaip tendenciją? Arba elgiasi ne taip, kaip reikėtų. Tai pirkėjai aptariama, pardavėjas. Ką jisai daro ne taip, norėdamas parduoti butą? Taip, matau vieną tokią iš tikrųjų pagrindinę klaidą, kad pardavėjas labai asmeninasi. Tarkim, ateina pirkėjas ir kai kurie pirkėjai nori numušti kainą apžiūros metu arba pradeda klausinėti, o kodėl čia įskilusi siena, o čia žiūrėkit, kaip ir plintuso nėra truputėlį. Pradeda klausti tiesiog klausimų įvairiausių ir savininkas tuomet labai priima asmeniškai tos klausimus, kad kaip jums gali nepatikti, koks jums skirtumas, o koks jisai čia priekabus. Ir kai vyksta asmeniškumai, tuomet jisai gali apsiriboti ir sakyti, šitam aš tikrai neparduosiu. Ir netgi man yra tokių momentų buvę, kai man savininkas sako, Rūta, šitam aš tikrai neparduosiu, nes yra principas, man šitas klientas nepatiko. Todėl aš visą laiką stengiuosi, kai pardavinėju objektus, kad savininko nebūtų. Ir tiesiog, kad jam būtų ramu, nes čia nėra draugiškumų, čia tiesiog yra toksai dalykas, kur geriau, kad savininkas negirdėtų ir su pirkėju susitiktų tik tada, kai jis tikrai yra 100% suinteresuotas ir nori pasirašyti sutartį rezervacijos. Tai manau, pardavėjų pagrindinė klaida yra asmeniškumas. Bet čia yra emocija. Taip. Ir tu parduodi daiktą, kuris tai nėra duonos kepalas, kuris yra didžiulės vertės dažniausiai ir vis tiek emocija gali nulemti tokį veiksmą. Tikrai, taip. Mes charizmatiški lietuviai esam, taigi. Kol nenuvažiuojame į Italiją ir nepamatom. Beje, o apskritai šitame procese nebūtinai būtų nekilnojamo turto pirkime, pardavime, ar daug yra emocijos? Nuo žmogaus priklauso. Čia žinokite, jeigu žmogus pats yra emocingas, tai tos emocijos yra daug. Daugiausiai tai vyksta derybų metu, tai tiek pirkėjas, tiek pardavėjas. Ir jeigu kalbant kaip iš brokerio pusės, brokerio darbas yra labai sudėtingas, nes tu turi laviruoti dviejose pusėse, tu turi žinoti, kaip bendrauti su klientais, kaip prieiti prie kiekvieno kliento ir kaip atrasti tą aukso viduriuką. Todėl ir brokeris apskritai toks yra darbas, kur nedaug brokerių išdirba labai daug metų.
nes tai yra nestabilios pajamos, visų pirma imkime, visų antra, tu turi žinoti viską apie nekilnojamą turtą, bankus, vertinimą, viską, kas susiję aplinkui ir bendrauti su žmonėmis, klientais, suprasti jų poreikius, suprasti jų psichologiją. Taip kad, šitie dalykai, manau, yra patys sudėtingiausi. Kiek laiko jums prireikė, sakėt, dirbo 9 metus, tai kiek laiko, kaip galvojat, kada jau pradėjot tvirtai jaustis ant kojų tarp šitos, sakysim, profesijos atstovų? Mano galbūt pavyzdžių, aš pradėjau tą daryti būdama labai jauna, kai man buvo 21 metai. Tai turbūt, kad aš įsivažiuočiau pilnai, pradėjau jaustis ant kojų, kai man suėjo tik tai kokie 25, bet pasakysiu kodėl. Iš esmės kaip studijos 4 metų. Taip, bet pasakysiu kodėl. Aš buvau dar jauna ir aš nepasitikėjau savimi ir nebuvau tokia pasitikinti. Ir kai pradėjau pasitikėti savim, aš manau, užaugo ir ta brokerio skūra ir per tiek metų aš gavau labai daug patirčių. Kuo daugiau gauni patirčių, tuo tu jautiesi stipresnis. Kaip sakau, jeigu tu kažkur nusišneki arba pasakai kokią nesąmonę, tai yra tavo patirtis, tu žinosi, kad daugiau taip nebesakyti ir nebekaldėti ir eini į priekį. Taip, kad labai priklauso, kokio amžiaus pradedam. Jeigu aš dabar pradėčiau naują sritį, imkime, jau būtų visai kitaip, nes aš per tiek metų apskritai sužinau labai daug informacijos. Gyvenimiškosios ties. Taip, o jos labai daug reikia brokerio darbę. Taip, kad matau, kaip jauni žmonės pradeda brokeriauti ir aš jos labai gerai suprantu, nes tu turi parodyti savo vertę. Visų pirma, tu turi pasitikėti savim, kad tavim patikėtų tas pardavėjas. Kad aš noriu, kad šitas brokeris mane atstovautų. Man tinka, man patinka, aš su juo jaučiuosi saugus, aš su juo galiu pasikalbėti įvairiomis temomis, ne vien apie nekilnojamą turtą, o kad užaugti taip kaip asmenybei tikrai reikia su savim daug dirbti. O kaip galvoja, čia gink Dieve nebandau vertinti, nebandau jūsų prašyti, kad jūs vertintumėt, teistumėt kolegas, brokerius, bet kaip jums atrodo? Čia mes kalbam pirkėjui galimam, ar ne, arba pardavėjui. Tai koks požymis galbūt brokerio arba juo prisistatančių žmogumi, nes kartais būna, man atrodo, ir taip, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad užsidegtų ta raudona lemputė? Koks požymis pasakytų, kad su šituo žmogum galbūt gali nepavykti? Ar jeigu apskritai yra? Čia vėlgi, aš klausiu jūsų ne kaip guru, bet kaip jums atrodo? Man labai nepatinka kalbėti apie tai, kas yra blogai ir negerai. Aš galbūt labiau klausimų jūsų pasukčiau, kad žalia lemputė užsidegtų, kad kaip man suprasti, kad aš su šito brokeriu pasieksiu tikslų ir man bus viskas gerai. Tai visų pirma, kiekvienas brokeris gali išmokti šabloną, ką šnekėti, telefonu ir visa kita. Bet mes kiekvienas žmogus jaučiam. Ar man su šituo žmogum yra pakeliui, ar mums sutampa nuotaikos, ar mums sutampa požiūris į gyvenimą, ar mums sutampa kažkokia sritis vienoda. Ir žinokite, kai jūs pajaučiat šitą dalyką, kad aš jaučiu, taip jisai informaciją man pasakė teisinga, aš taip maždaug ir įsivaizdavau, matau, jisai profesionaliai atrodo, pliusas irgi čia prisidedu, bet pagrindinis dalykas yra, ar, kaip sakyčiau, ar man vaibina su tuo žmogumi. Nes jūs su juo eisite visą tą kelią pardavimo, visą tą procesą ir jūs jausitės kažkur nesaugiai ir tuo metu tai bus žmogus, su kuriuo jūs turite atsakyti klausimą, ar aš su juo pasijausiu saugiai. Viskas. Jeigu jūs atsakot, kad taip, matau, jaučiu kompetentingas, aš tikrai galiu ir jam atsiverti ir su juo pasikalbėti, aš su juo jaučiuosi ganėtinai laisvai, imkime, tai jūs tikrai galite pasimti tą brokerį ir galbūt jis nebus toks kompetentingas kaip kitas brokeris, bet jis jums labai patiks ir jūs su juo pasieksite rezultatų, nes čia yra komandinis darbas. Taip, ir vėl matau šiek tiek emocijos. Taip, kas yra šitam procesui labai svarbu. Beje, imkime standartinę situaciją, žmonės perka būstą su kreditu,
Kiek tas procesas užtrunka? Taip, esat irgi apibendrinus toks standartinis variantas. Nes jeigu kalbam apie santykius su žmogum, su kuriuo reikia gerai jausti, pasitikėti juo, tai kiek mes turim nusiteikti laiko? Imkime mes priklausomą nuo objekto kainos ir koks objektas yra, bet jeigu taip mes įdedam skelbimą ir po savaitės randam klientą ir jisai perka su banko paskola, tai turėsim santyki 1,5 mėnesių, 2 mėnesius. Bet jeigu, tarkime, jūs ateinat pas mane ir sakot, Rūta, noriu parduoti, aš įsivertinu laikotarpį, tai aš galiu sakyti, žiūrėkite, rašome sutartį 3 mėnesiam arba rašome sutartį 0,5 metų. Nes net reikėtų įsivertinti taip, kaip jūs, pavyzdžiui, jausitės, mes viską nusistatom ir aš jums netvedu to pirkėjo per tą laiką, taip. Tai reikėtų ir apie tai padiskutuoti su to brokeriu, kokie yra jūsų lūkesčiai ir taipogi savininkas jisai turi iškomunikuoti, kokie jo yra lūkesčiai brokeriui, kaip jisai nori viską matyti. Nes jeigu visą atsakomybę perduosit tik tai brokeriui, atsiprašau, bet nieko nebus to. Mes turim dirbti pilnai kaip komanda. Tai jeigu pirkėjas ateina su banko paskola, jam visus dokumentus susitvarkyti kažkur eina mėnesis, 1,5, priklausomai nuo bankų, kaip jie sureaguoja. Jeigu be banko paskolos galima ir greičiau viską padaryti. Vienas iš jūsų profesijos dar, iš jūsų lauko, kaip sakant, pastebim, kad labai daug susidomėjimo sulaukia viešoje erdvėje. Kokia jums žinoma didžiausia, tarkim, vertė Klaipėdoje esančio nekilnojamo turto? Galima jo ir neapibūdinti, arba labai bendrais bruožais butas, namas, žemė. Jūs su kuo esate susidūrusi? Didžiausia vertė, brangiausias paprastai tariant. Jūs turite omeny, koks Klaipėdoje brangiausias objektas? Taip. Ir kiek jisai, manau, niekas to pačio brangiausio objekto dar Klaipėdoje nėra įvertinęs, kad būtų pats brangiausias objektas. O iš esančių rinkoje? Aš bijau, žinokit, suklyst, man reikia nueiti pasižiūrėti, nežiūrėjau pakol kas, kokį mes dabar turim pardavimui pačioj visoj Klaipėdoje, patį brangiausią objektą. Būna Klaipėdoje nekilnojamo turto už 1 milijoną eurų. Būna, tikrai, ko anksčiau mes niekada nesitikėjom per 9 metus, ten anksčiau net pagalvoti negalėdavai, o dabar drąsiai Dvaro slėnis, Tauralaukis, Žalesis slėnis, beje, ten taipogi yra tokių namų už 1 milijoną, taip kad čia, žinokit, nėra didelė retenybė jau. Jau nebe didelė, pradžiai dar buvo, o dabar jau toksai 1 milijonas jau atrodo mums toksai, kad taip, yra tokių objektų ir apartamentų yra labai brangių, taip pat pagalvokime apie Memelio miestą, kur tikrai išaugino mums didelės kainas nekilnojamo turto. Taip kad čia jau, žinokit, tas 1 milijonas, kaip sakau, nebedainuoja. Gyvenimas gerėja, matyt, Klaipėdoje. Man irgi taip atrodo, žinokit. Čia gera vieta, Rūta, paskutiniam mūsų klausimui, kuris yra vienodas visiems mūsų svečiams. Tai ko jūs palinkėtumėt Klaipėdai? Aš Klaipėdai noriu palinkėti klestėti. Noriu, kad Klaipėda klestėtų ir pritrauktų kuo daugiau žmonių į Klaipėdą, kad pritrauktų kuo daugiau jaunimo. Labai norisi palinkėti dar daugiau renginių, dar daugiau kultūros, kad atsigautų mūsų senamiestis, kad atsigautų mūsų centras, nes mes esam nuostabus ir mano manymu pats geriausias Lietuvos miestas. Ačiū, Rūta, už labai gerą palinkėjimą, ačiū už skirtą laiką, ačiū už tai, kad atėjot ir pasidalijot savo įdomiais pasakojimais. Ačiū labai, kad pakvietėt. O mes savo žiūrovams tik primename, kad šią, kaip ir kitas Laikas Klaipėdai tinklalaidės, galite pamatyti Vakarų Ekspreso YouTube kanale. Galite jį prenumeruoti, tokiu atveju patys pirmieji sužinosite apie naujus įrašus. Tai ačiū, kad esate su mumis ir iki kito karto.